Sveiki, šiame epizode pakalbėsiu apie Adobe Photoshop Clone Stamp Tool įrankį. Tai yra pakankamai senas įrankis, labai šiaip geras įrankis, retušavime nepakeičiamas. Dabar yra atsiradę nors ir naujesnės technologijos, šiuo atveju Remove Tool su AI technologija, ką esu padaręs epizodą, tai kviečiu pasižiūrėti sekantį epizodą apie Remove Tool. Vis dar yra svarbu mokėti naudotis ir Clone Stamp Tool ir šiame epizode aš papasakosiu, kaip juo naudotis, bazinės technikas, į ką reiktų atkreipti dėmesį ir tiesiog rekomenduoju pabandyti, jeigu dar neteko, o jeigu kažkiek ir naudojatės, bet galbūt primiršote ir neatsimenat, kaip jisai iki galo veikia, tai vis tiek rekomenduoju pasižiūrėti. Taigi, atsidarę nuotrauką, joje yra objektai, ką aš noriu pašalinti, tai šiuo atveju tarp šitų tarpų noriu pašalinti esančius nereikalingus objektus ir labai svarbu tam, kad galėčiau retušuoti savo laisvai ir per daug nesukt galvos dėl kraštų, tai aš pasidarau naują sluoksnį, kuriame ir bus mano visas retušas. Tada pasirinku įrankių juostoje Clone Stamp Tool. Jo nustatymai šiaip labai panašus į teptuko, praktiškai identiški. Tai yra size dydžio nustatymas, pasirinku atitinkamą dydį, hardness. Kai naudoju Clone Stamp Tool, dažniausiai stengiuosi apie 0% naudoti dėl tolygesnio darbo. Ir kai viską pasidarau, prisiartinu į vietą, kurią noriu redaguoti. Ir tai Clone Stamp Tool veikimo principas yra šiaip pakankamai elementarus. Spaudžiu Alt arba Option, jeigu naudojatės Mac kompiuterių klavišą, atsiranda taikinys, paspaudžiu pelytės paspaudimu tą vietą. Taip aš pasiemu, galim sakyti, tokį kaip mėginį, kurį aš paskui uždedu ant tos vietos, kurią noriu išretušuoti. Ją uždedu. Ir tada vėl pasiemu spaudęs Alt arba Option klavišą, pasiemu mėginį, atleidžiu klavišą ir vėl uždedu. Ir šį procesą kartoju daug kartų ir atitinkamai stengiuosi atkreipti dėmesį į tonus kuriamų mėginį, kad jie būtų kuo galima tolygesni, tam, kad nesukurt bereikalingų vietų, kurios taptų per daug tamsios ar šviesios. Šiuo atveju, kaip ir minėjau, aš per daug nekreipiu dėmesio konkrečiai į šitas dalis, kurias užmaskuoju dabar retušuodamas, jas paskui ištaisysim. Bet pats principas yra labai elementarus, tiesiog nepamiršt sekos labai svarbu tam, kad paimt mūsų mėginį, atleist ir vėl uždėti, nes jeigu bus be to mėginio paėmimo kiekvieną kartą, daug šansų, kad gali atsirasti tokie artefaktai, tai kad to išvengt, tiesiog kiekvieną kartą reikia įprast pasimti švarų mėginį ir jį uždėt, užmaskuot, uždėt visą esantį plotą uždengt, kad pilnai paslėpt, ką noriu užmaskuoti. Ir kai padariau visą kol kas šitoj vietoj darbą, užmaskuojant, ką noriu paslėpti, man reikia sutvarkyti kraštus ir tam tiesiog nesudėtinga man išsikviest kaukę. Pridedu kaukės sluoksnį ir kaukės pagalba aš padarysiu, jog šitie šonai juos užmaskuosiu. Tai pasirinku juodą, tada turiu pasirinkti įrankį jau, kad būtų brush tool. Hardness pasidarau 100%, dydį pasidarau 25 ir kaip tai veikia, tai labai paprasta, tiesiog pasižymiu pradžios tašką, paspausdamas paprastu pelės mygtuku ir einu į pabaigos tašką ir dabar pabaigos taške aš laikau įspaudęs Shift klavišą klaviatūroje ir tada vėl spusteliu pelės mygtuką
ir jisai tiesiai nuo mano pradžios į pabaigos tašką nueina. Taip pat ir šitoje vietoje vėl galiu pasižymėti pradžios tašką, vėl nueinu į apačią, spaudžiu Shift klavišą ir paspaudžiu pelę ir taip tiesiai nueina. Galiu dar pasižiūrėti. Ir viskas. Tai labai padėjo gražiai sutvarkyti va šitus kraštus. Aišku, reikia atkreipdėmėsi, kad būtų kuo arčiau krašto. Jeigu aš matau, kad dar kažkokie yra dalykai, ką aš noriu paretušuoti, tai aš vėl įsijungiu ant sluoksnio paspaudęs, spaudžiu Clone Stamp Tool ir aš galiu toliau retušuoti. Ir netgi ta kaukė, kuri dabar yra pas mane nustatyta, aš galiu labai drąsiai daryti retušavimą visiškai ant kraštų ir jinai veikia ir jinai neleidžia, kad užpiešt ant jau su kaukė sutvarkytų kraštų. Ir viskas. Ir taip galiu labai nesudėtingai išretušuoti su Clone Stamp Tool įrankiu įvairiausių vietų nepageidavimus objektus. Tai norint įvaldyti Clone Stamp Tool įrankį, tai iš tiesų reiks šiek tiek daugiau kantrybės, dirbant su juo, kad atsirastų įgūdžiai, mokėti parinkti atitinkamus nustatymus, dydžio nustatymus, kad greitis atsirastų, aišku, bet tikrai rekomenduoju nepamiršti šio įrankio, nes ne visais atvejais gali pavykti puikiai išredaguoti naudojant Remove Tool, bet dažnu atveju, aišku, aš ir pats renkuosi pirmiausiai naudoti Remove Tool, kadangi jisai kaip ir daug efektyviau ir paprasčiau atlieka darbą, bet kai kuriais atvejais labai praverčia man ir Clone Stamp Tool. Tai linkiu sėkmės darbuojantis ir susitiksim kitame epizode. Iki.